Galvoju, jeigu prieš kokius 35 metus man būtų pasakęs kas nors, žinai, Elvyra, uždirbi pinigų ir dalį iš karto atsidedi, bet taip atsidedi, kad tie pinigai būtų įdarbinti ir generuotų tau palūkanas. Ir sudėtinių palūkanų gale parodytų, kaip pinigai gali daryti pinigus. Girdėdavau tokį posakį, pinigai daro pinigus. Tai va čia apie tai ir yra investavimas, kai tu įdarbini pinigus, tada gali savo sėdėti, kavutę siurbčiot, knygas skaityti ir gerai leisti laiką, o pinigai dirba patys. Tai mano kolegos Financial Lithuanians sukūrė mokymus, visą kursą, investavimo kursą, kur galima nuo A iki Z, iki Ž tiksliau sakant, išmokti investavimo. Tiesiog ką daryti, kaip pradėti, kaip nugalėti visas baimės. Nes, sakykime, aš pati investuoti pradėjau palyginti ne taip ir seniai. Vis kažkokios baimės buvo, tai jau per mažai laiko man liko ir dar visokie kokie dalykai. Nieko panašaus. Svarbu visas baimės į šoną, visus kaiminių kliedesius irgi į šoną ir tiesiog eini ir darai. Gavai pinigų, pirmą atsidėjai savo arba įdarbinai ir keliauji tolyn. Nuorodą įdėsiu komentaruose, šiaip visiems kitiems, kurie nuorodos nepamatys, pavyzdžiui, Instagrame ar TikTok'e, tai financiallithuanians.lt mokymų kursas, jisai žinoma yra mokamas, bet o kas nemokamai ką nors duoda? Mes ne vienas nedirbam nemokamai, taip kad labai kviečiu mokytis, įdarbinti savo pinigus ir susikurti savo pasyvių pajamų srautus. O tada jau pamatysit, dainuosim protingų sprendimų.